Nu, kaip jums sekas? Man tai sekas pasakiškai. Žiūrėkit, kai aš važiuoju vietą. Aš esu Ninh Binh mieste. Ir čia važiavau 11 valandų su autobusu iš Da Nang miesto. Pagalvojau, užteks man motociklų, reikia kažką saugiau. Tai pasiėmiau už €8 dviratį. Ir dabar varau apžiūrėti visus turistinius objektus. Nes vis dėlto esu turistas. Tai šitas miestas yra tokia lyguma ir kažkokie kalnai iš nieko išaugę, aš nesuprantu. Tai gerai, sėdam, važiuojam, žiūrim, grožimės ir pafilmuojam kažką. Ilgai laukia manęs. Pasilgai. Nu, atvažiavom į Buffalo urvą kažkokį. Kaina įeiti €2,50. Tokioj gražioj vietoj. Ir aš girdėjau, kad čia galim žvejot. Tai turiu atsimti už savo visas nevykusias žvejybas. Kiekam. Hello. Už €2 PM šitoj kaviniai galim nemokamą gėrimą pasimti. Pašert antis, pažvejot ir pavaikščiot po tokią gražią vietą. Super. Gerai, va čia žvejyba vyksta. Aš jau žinau, kur aš praleisiu savo visą laiką. Kažkas pagavo žuvį, bet nemoka nuimti. Gerai, aš atėjau čia, atokiau, kur dar neišgaudytas visas žuvis. Gerai, mano meškerė yra medžio gabalas su siūlu. Čia mano masalas. Negaliu iš čia išeit, kol nepagausiu bent 5 žuvų. Kažkas biškį pakandžioja. Yra šansų. Kažką man čia kandžioja, bet normaliai neįkanda. Kanda, bet neužkabinau. Tokiais tampais niekaip neatsikratysiu titulo, kaip blogi. Pasidėjau meškerę, kol kamerą pasidėjau, nuvalgė mano masalą. Bet ką norėjau sakyti, kad tokiais tempais blogiausio žvejo pasaulyje titulo niekaip neatsikratysiu. Šiandien vienintelę progą įrodėt visus heiterius neteisingai. O, galiau. Oi, tu. Oh my god. Damn. Tokį monstrą. Gerai, žvejyba užskaityta dabar. I wasn't expecting that there are such big fish here. Yeah, they're pretty big, aren't they? Yeah. Did you yank it up by the line, or there's no net? No, I just took it by the line because I thought the fishing rod is gonna break off.
What? What? Keep eating all the bait and not snagging. Yeah. I was sitting here a while, this was my first one. So. How much did you put on the bait? I- A lot or? No. Only a little bit, like a piece like this. Nu ką, žinau, žvejyba kaip ir užskaityta. Vieną pagavau didelę, užteko man. Tai dabar einam pažiūrėti, dėl ko mes čia atėjom iš vis. Pažiūrėti urvus ir kažkokius gražius vaizdus. Gražus krioklys. Vaizdas tai pasakiškas. Kaip iš filmo. Tai va čia tas minėtasis urvas. Bufalo urvas. Da jau urvo galą. Ir atrodo maždaug va taip. Paprastas tas žukas, nieko ypatingo. Reikia grįžti atgal į žvejybą. Chebra, pasiklydau Vietnamo džiunglėse. Ką daryti? Šūdas. Pažiūrėkime kojas. Čia su dviračiu važiavau ir truputį buvau kritęs į pelkę. Jėzau. Pasirodo, čia toks mažiukas ratukas buvo iki urvą nueit ir viskas. Čia pagrindė, už ką susimoki yra už gėrimą, žvejybą ir ančių pamaitinimą. Susitinkam ten. Šalčiai ranką man bandė nuvalgyti. Reik truputį ir jaunimą palepinti. Ateik. Oi, skaniai. Niam. Jėzus, kokia minkštė. Šaunolį. Bum. Nemokamas gėrimas. Kokteiliuzas. Super. Visa. Domestic water, African. Thank you. All right. Blemba, čia šitas kelias ekstrem yra. Ne kiekvienam. O jis čia visas eina paskui mane. Atsargiai išbūkit. Gerai, šunodas. Šiaip pats miestas labai gražus, bet jau visiškas turistynas padarytas. Jau burgeriai, picos, vien masažai. Sunku atrasti čia vietinių vietų, kur pavalgyti. Spėju, visur kainos bus užkeltos. Nors šiaip šitas miestas labai pigus kažkodėl, nelabai suprantu kodėl. Jau pasibaigė gražus keliai. Nu, aplinka graži, bet keliai jau tikrai nebegražus. Čia dabar jau kiekvienas už save. Kiekvieną kartą, kai važiuoju tą pelkę, neįsivaizduoju kokį jinai gilio. Vieną kartą važiavau gilio, todėl visas murzinas ir esu. Ačiū Dievui, vėl gražus vaizdai. Nebegalim pykti. Čia dabar turėtų būti apgavikų kažkur, kurie man sakys, kad nebegaliu važiuoti tiesiai ir turiu pas juos pasilikti dviratį ir mokėti jiem parkingą. Tai jūs irgi būkit pasiruošę, ką sakykit, šaukit ne. No. Mačiau, jau prigavo kelis turis, nežinai. How much is it? One ticket.
Come on. Internete visur dar buvo parašyta, kad bilietai kainuoja apie 100 000, kas yra 3 eurai 10 centų, dabar pabrango iki 5 eurų per paskutinius mėnesius. Nu bet nieko. Pradedam žygį. Žygiuosim į vieną iš kažkurių į tą kalną, man atrodo. Varom. A čia žvejot irgi galim gal? Gal yra kažkur irgi mečio pagaliukų padėta. Prieš žygį priėjom į lotusų kažką. Taip tiek, belė kiek viską čia. Vaizdas aplinkui. Spūdingas. Man šitą vietą, nežinau, kosminė, kaip iš Avataro multikų ten tų atrodo. Žiūrėk, net drugėlis skraidė čia. Šiauriai gražu čia yra, aš nesuprantu. Vien tikriausiai mano mėgstamiausias miestas tiesiog. Kaip pasaka. Kad ir kaip čia gražu, reikia pradėti lipti kalną. Niek nebus kitaip. Vso. Prasideda žygis. Varom. Pelekai stats laiptai, bet jau esam prie finišo tiesios. Nu, dėjom beveik patį viršų, ten pats viršus, bet labai didelė eilė yra, nes ten visi labai nori nusifotkinti. Bet, pažiūrėkit koks vaizdas. Nu, pasifotkinau, viskas tvarkoj, vaizdai labai gražus. Dabar reikia lipti žemyn. Geriau nusteleportuota, žiauriai, tingi lipti. Pabandau. Vum. Ačiū Dievui, nereikėjo liptais laiptais. Tiesiog 1-2 ir atsiteleportau kažkaip. Nepagalvojau, kad ir viršų galėjau taip užkilti. Einam pažiūrėt, kas čia. Tigro urvas kažkoks. Tomi baigęs. Ten dešlynai. O tu tigras pašėlęs tigras. Nu žiūrėkit, nepykit ant manęs, prašau. Man ištiko problema. Man atsirado universiteto darbų, kuriuos turiu padaryti iki sekmadienio. Šiandien yra jau šeštadienis. Tai todėl šitas video toks trumpas. Aš dar prieš atsisveikiną noriu jums parodyti savo hostelį. Tegul Paulius iš ateities perima staigiai. Paulius iš praeities perima video. Ir norėjau pasakyti, kad šitas hostelis kainavo apie 2 eurus nakčiai. Ir dar damokėjau 10 centų nakčiai. Tai 2 eurai 10 centų už pusryčius. Tai va čia pradžiai pasidedam dviratuką. Čia čekino vieta tokia. Ir tada kylam į kambarį. RSS. Tie. Vėl pamiršau pavadinimą. Čia mano kambarys. O taip atrodo. Tulikas su dušu kartu. Yra spintelės daiktam pasidėti. Čia mano lova. Ir įduodu Pauliui iš praeities pasisakyti, jis ir norėjo kažką ten pasakyti. Ir ačiū Pauliui iš ateities, kad parodė, kaip atrodo papiguškinis hostelis. O dabar Paulius iš praeities nori pasakyti jums ačiū, kad žiūrėjot labai. Užmeskit like ir subscribe, jeigu patiko. Ir susimatom kitam nuotykį, kitam mieste. Tai viso.